Dabar norėčiau pakalbėti apie grupę Toto. Tai yra jazz rokas, klasikinis jazz rokas. Jiems didžiausią įtaką padarė ši grupė Chicago. Toto ar Toto grupė yra amerikiečiai. Albumas Hydra. Paskui 82 albumas 4, gavęs Grammy. Debiutinis jų albumas. Taip ir vadinantis Toto. Albumas Turn Back. Neišleistų kūrinių albumas. Koncertinis albumas, berods Lenkijai įrašytas. Albumas, kuris vadinasi 7-1. 7. Ir albumas, kuris puikus. Kingdom of Desire. Koncertas. Mindfields, Livefields. Coverio albumas. Through a Looking Glass vadinasi. Dar yra jo rinkinys. Past Present. Ir vienas mėgstamiausių. Fahrenheit. Ką galėčiau pasakyti apie šią grupę? Mėgstu ją seniai, klausau dažnai, norėčiau dar gauti keletą jos albumų. Kuris albumas mėgstamiausias? Na, kaip minėjau, Fahrenheit vienas gražesnių, paskui Isolation neturiu ir Dune garso takelio neturiu, bet labai gražus jie. Hydra ir Turn Back nepatinka, išskyrus Turn Back dainą ir iš Hydros 99. Šitas albumas labai nugrotas, o mėgstamiausias gal debiutinis ir tas, kuris nugrotas. Tai tiek.